Tai sveiki, mėly Eurodienos žiūrėtojai, klausytojai, skaitytojai, fanai, mūsų Eurofreakai. Turim labai ekskliuzyvinės medžiagos iš Malmės tiesiai. Nu, aš ne iš Malmės, aš iš Ikėjos, bet Silvestras irgi yra Ikėjos pasaulyje. Labas, netoli Silvestrai. Ikėjos tikrai. Labas, Eurodiena, labas. Kaip tu jautiesi? Pirma repeticija šiandien, kokios emocijos? Žinok, pačios geriausios emocijos, net baisu pačiam, kad taip ramiai ir stipriai jaučiuosi ir tada suprantu, kad yra toksinės mano smegenys, nes kai yra gerai, aš vis tiek galvoju, blemba, kažkas ne taip, kodėl čia gerai jaučiuosi, tada vis tiek nervuojasi, kad nesinervuoju. Bet šiaip visiška ramybė, tikrai verkiau iš laimės, tenka pripažinti. Kiek kartų? Realiai tiesiog visą tą prasiklausimo laikotarpį, kada žiūrėjome tą pasirodymą, tai pražlimbau, wow. Aš tiesiog žiūrėjau, negalėjau patikėti, kad ten aš stoviu ir žiūriu, proud už visą teamą esu. Kaip viskas atrodo, pati arena, nežinau, panašiai Lietuvos kažkuria, tai Siemensą, Žalgirio, Klaipėdos? Nieko panašaus. Gal šiek tiek, ne, nieko panašaus realiai. Toks tarp teatro ir arenos kažkoks miksas ir žiūrovų tos kėdės kažkaip labai gražiai atrodo, pati scena, taip, kadangi arčiau vidurio beveik 3, sakykime, tai labai įspūdingai, aišku, be žmonių dar, tai nežinau kaip atrodys, jinai pilna, bet įspūdingai tikrai atrodo. 300 scena, arčiau vidurio, būtent irgi viena iš tokių šių metų Eurovizijos naujovių. Kaip jums pristaikyti prie to sekasi? Kad nėra jinai pilnai 300 ir nėra taip, kad kažkaip reikia taikytis, tiesiog, kad iš šono nėra tų užuolaidų, kurios į backstage vestų, tiesiog bus žmonių, bet kažkaip gal tas net labiau toks apkabintas jautiesi žmonių iš visų pusių, tai gal net ir geriau ir kažkaip daugiau tos energijos gali paduoti. Šiaip pirmosios repeticijos pastaraisiais 2 bent jau metais, aš kaip atsimenu, tai labai ne kažką būdavo, ten Monika Liu sužinojo, kad saulė neveikia, Linkytė sužinojo, kad suknelė ne taip atrodo, o jum, kaip suprantu, viskas ramiai, puikiai, ar ne? Žinok, sakau, baisu net kažką pasišnekėti, bet realiai tų pakeitimų labai tokie minimalūs jie, kur tiesiog pasiadjustinti kameros švieseles, bet taip, kad ten per daug niekas nesiskiria. Irgi su saulė turėjome problemų, kad jos nelabai matysis pagal naują kadruotę, bet pabandysime pakeisti ir tada turėtų viskas sukristi vietas, bet šiaip net baisu sakyti, bet atrodo, kad viską išpildė ir labai gražiai viską atrodo. Tai žodžiu, šiaip organizatoriam didelių pastabų kol kas visai nėra, ar ne? Atsakau, tik tai smulkmenėlės tokios, jo. Ok. Ar teko matyti kokių nors kitų atlikėjų repeticijas, gal ten ar einant į sceną Serbijos, ar išeinant Airės? Žinok, ten taip viskas zigzagais padaryta, kad realiai, kol tu ten kažkur kažką darai, ten kitas repetuoja ir jūs niekaip neprasilenkėt ir net nėra per kur kažkaip pamatyti, nes kol tu stovi pro sieną, už sienos praeina kitas dalyvis ir mes ten net nepasimatėm realiai. Bet mačiau šiek tiek kampu jau tam kambarėlyje Ukrainos pasirodymo pradžią. Tai labai irgi pakilęs visas bendras vaizdas nuo kiek mačiau jų atrankų. Labai stipriai to. Ok. O gal viešbutį su kažko tai gyvenat iš artistų? Nes būna dažnai gal ir gyvenam. Kuo gyvenat? Nežinau. Neišduosi, ar ne? O ne. Daug bent jau kažko tai, ar tik tai ne, mes tokiam nuošalesniam neleidžia man atskleisti lokacijos, bet keletas dar kitų dalyvių yra su mumis tam pačiam. Tai žodžiu neliūdna. Dar nežinau, mes pirmi realiai atvažiavome, tai kiti tik tais vakar ir šiandien dar atvažiuoja, tai dar nelabai ką mačiau Bambi savo draugę, o daugiau neįdomu. Ok, ar susidūrė dar su kažkokiais nesklandumais, ar Malmėje, ar kelionės metu? Gal kartais kokia evakuacija buvo oro uoste netikėta? Ne, žinok, nebuvo.
Žinau, kad buvo. Jo, ta evakuacija juokinga buvo, bet mes tokie, kur mums tai yra tie nesklandumai tokia komforto zona, kur jeigu įvyksta nesklandumas, mes žinom, kad einam teisingų kelių. Jeigu būtų viskas tobulai, man atrodo, kažkas būtų ne taip. Tai yra tų mini nesklandumų, pavyzdžiui, sulūžo lagaminą, sudaužė, kol jis keliavo, bet davė naują, persidėjom daiktus. Mes pripratę prie tų situacijų. Išvydom dabar ir aprangas atnaujintas šiek tiek ir jau dabar, kaip visada, lietuviai ekspertai stiliaus didžiausia, aišku, yra dabar svarsto, nemačiau, kad labai ten ar pasipiktinimas būtų, bet matau daug tokie, labai atnaujintos yra šokėjų tos kaukės. Čia jau kažkas galutinis toks variantas, ar dar testuojatės, bandotės kažką? Taip. Jau finalinis jau čia, ar ne? Mhm. Ok, patenkinti patys esat, kaip viskas atrodo, ne? Aš tai labai patenkintas. Nežinau, nieko neskaičiau dar, bet... Ne, tai sakau, nieko, žinok, blogo ir nėra, tiesiog, toks pastebėjimas, kad kaukės visai kitaip atrodo, lyginant su Lietuvos atranka. Jo, šokėjų viskas absoliučiai pasikeitė, spalviškai tik tai, kad išliko tas juodas ir baltas, bet šiaip visas fitas pasikeitė. Nežinau, man tai daug geriau ir kažkaip kai kuriuose vietose jie taip susilieja tokį vieną visumą ir nežinau, tas, kur yra pašokimas, pavyzdžiui, antram plasme, man labai patiko, labai esu patenkintas dėl jų aprangų. Iki šiol, kol nepamačiau pilnai viso vaizdo, šiek tiek dvejojau, ar iki galo viskas, nes aš mėgstu šiek tiek pergalvoti, bet šiaip kai viską bendrai pamačiau, tai wow, man tai labai wow. Geras, labai džiaugiuosi. Ką šiandien veiksit? Koks artimiausių valandų planas? Labai norėjom pavalgyti, tai dabar tik pavyko per visą dieną ir kažkokie sakė, dar interviu bus, nežinau, dar iš tiesų koks toliau planas. Suprantu, po repeticijos dar iš arenos irgi greitai neišleido, jūs ir tenai dar filmavotės klipai, vaizdai, socialai visokie, ar ne? Jo, turėjom visokių ten saugumo apžvalgų, tada turėjom visokiam ten tokiam social media, Eurovizija savo filmavosi, labai juokingų tokių nesąmonėlių. Gal teko grobti kaip Monikai šitą Eurovizijos statulėlę tą nugalėtoją, ar ne? Ne, nemačiau statulėlės. Nes Monika tenai vogė ir, žodžiu, ten toks juokingas buvo. Gerai, dar paskutinis svarbiausias klausimas, tai aišku, ką valgys, sakai, valgyt labai norėjai. Žinok, tokio skanumo valgiau pokebolą. Realiai nesu ragavęs skanesnių ryžių. Jie taip perfekliai išvirti ir minkštučiai, bet ir ne per minkšti, ir ne per sūrus, ir tokia salsinė. Ir ten su visokiam daržovytėm, žodžiu, labai skanus buvo, pietų skanus. Tai labai džiaugiuosi, kaip suprantu, nuotaikos puikiausios, mes iš Lietuvos pavydim jum, kad jūs ten esate. O kaip pas jūs nuotaikos Lietuvoje? Pas mane čia reikėjo, žinok, yra atidarytas kažkoks tai atrakcionų parkelis nedidelis, nežinau, ar ten matysit, bet galima ir net su batutu pašokinėti. O šiaip tai atsiųsi nuo batuto? Būtinai. O šiaip tai nuotaikos tokios, mačiau komentaruose, žmonės irgi verkia tiesiog iš džiaugsmo, didžiuojasi tavim, aš irgi labai didžiuojuosi. Ir visi labai mylim, visi labai palaikom, visi siunčiam tau pačią šilčiausią, geriausią, kokią tik tai manomiausią energiją ir tau didelės sėkmės, nepervark, pamiegok. Ir žinokit, mes dar Žinokit, tikrai pavyko pamiegoti pirmą kartą gyvenime, nežinau, tiek laiko išmiegau, gal 9 valandas, nuėjau labai anksti. Ir tikiuosi, kad pavyks jau išsimiegoti ir likusį laiką. Labai ačiū už palaikymą, tikrai jaučiu labai daug ten pritaikymą žinučių, mačiau, tiesiog lydosi mano ta širdelė. Mes irgi labai džiaugiamės tave matydami ir dar kartelį dėkoju labai, kad pasijungiai, žinau, kad tikrai to laiko nėra pas jūs tiek daug. Ačiū labai ir Eurodienai visuomet rasime laiko.
O, man šitas taip patinka, žinok, taip širdį glosto, tai labai labai malonu. Viskas, tai mes tada tave paleidžiam. Aš dėkoju visiems žiūrėjusiems, nepamirškit paspausti like, subscribe, mes ten apvalinam skaičiukus mūsų. Reikia šiemet 3000 subscriberių pakviesti, surinkti, ne, Silvestrai, būtinai pasakyk, kad 3000 turi būti. Viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Eurodiena pradeda savo irgi misiją, dar ne iš Malmės, bet jau netrukus iš Malmės ir susižiūrėsim kitose video. Iki. Iki.